Sveiki olimpiečių bendruomenė, aš esu Milda Panavienė, geštalto psichoterapijos praktikė, specialioji pedagogė ir šiandieną noriu pakalbėti su jumis apie emocinę sveikatą. Pirmiausia, emocinė sveikata yra neatsiejama visapusiškos mūsų gerovės dalis. Kai kalbame apie emocijas, labai dažnai matau vaikus, kurie bijo ateiti į mokyklą, nenori mokytis, dažnai verkia, sunku atsiskirti nuo tėvų, kaipgi jiems padėti, kad jie emociškai jaustųsi geriau. Visa tai yra kalbama apie emocijas. Tai emocijos, kas tai pirmiausia yra? Emocijos tai yra informacija. Kaip ir mūsų fiziniai pojūčiai, emocijos mums padeda suprasti savo ir kitų poreikius ir kaip teisingai juos atliepti. Taigi, kaip mums pagerinti emocinę sveikatą? Pirmiausia, tokie yra savipagalbos būdai, kaip žmogiškųjų poreikių patenkinimas. Pirmiausia, mes turime skirti laiko poilsiui, sveikai mitybai, dienos režimui, susitikimui su draugais. Labai svarbus yra fizinis aktyvumas. Kiek mes laiko leidžiame sportuodami, ar mes turime kažkokią mylimą veiklą, mylimą savo sportą, užsiėmimą. Labai svarbu kuo daugiau būti lauke, važinėti dviračiu, paspirtukais, galbūt tiesiog pasivaikščioti su tėvais ar augintiniu po mišką, ar tai lauką. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kas įtakoja mūsų emocinę sveikatą, tai savo emocijų pažinimas ir jų suvokimas. Tad labai akcentuosiu, kad labai yra svarbu suvokti ir ugdyti vaikų emocinį intelektą. Kas yra pirmiausia tas emocinis intelektas? Emocinis intelektas tai nėra tai, ką mes galime išmokti čia ir dabar, šią akimirką, šią minutę. Tai mes turime ugdyti jį nuolat ir tai turi tapti mūsų gyvenimo dalis, mūsų gyvenimo būdu. Tad kokiosgi svarbios tos emocinio intelekto kompetencijos turėtų būti, kurias turėtumėm ugdyti vaikams? Tai pirmiausia, gebėjimas pažinti save, gebėjimas tinkamai reikšti jausmus, gebėjimas suprasti kito jausmus. Svarbus yra gebėjimas atliepti kito jausmus, pasitikėti savimi, bendrauti ir bendradarbiauti, rasti tinkamus konflikto sprendimo būdus, pasitikėti savimi ir galiausiai gebėjimas išlikti savimi. Ir emocijų kompetencijų ugdymas tai nėra tai, kad mes bandome pakeisti vaiką arba bandome jį kažkaip tai pataisyti. Tai yra pagalba vaikui įgyti vidinių resursų, kad vaikas galėtų gyventi sėkmingai ir laimingai. Tad nuo ko pradėti? Kaip padėti vaikui ugdyti jo emocinį intelektą? Pirma, atspindėkime vaiko jausmus. Vaiko jausmų atspindėjimas yra labai svarbus ne tik tada, kai vaikas mokosi pažinti emocijas, tačiau visą laiką su juo bendraujant, kad ir kiek jam metų bebūtų. Emocijų atspindėjimas jam leidžia geriau suprasti save. Vaikas jaučiasi suprastas suaugusiųjų, jam lengviau nusiraminti stresinėse situacijose ir daug lengviau įveikia nemalonę būseną. Kita svarbi jausmų priėmimo pusė, kai juos įvardyjame ir leidžiame juos jausti. Kai įvardyjame jausmus, jie silpnėja ir netaip stipriai mus veikia. O kuo smarkiau stengiamės taip užgniaužti, paslėpti, nutildyti savo jausmus, nemalonius, sakykime, tuo labiau jie mus veikia. Ir net jeigu ir nesąmoningai tą darome, jie pradeda mus graužti iš vidaus. Kas atsitinka? Dažnai atsitinka taip, kad vaikui pradeda skaudėti galvą, pradeda skaudėti pilvuką, dėl neaiškios priežasties pradeda jį pykinti, Visa tai sukelia jausmų užspaudimas arba jų paslėpimas. Trečia svarbi žinutė, ką galėtume daryti, tai pirmiausia, mes suaugę turėtume vaikams būti pavyzdžiu. Pirmiausia, mes patys turime mokytis, išgirsti ir suprasti savo jausmus. Juos supratę, aiškiai perteikti vaikams. Kas vyksta? Pirmiausia, vaikai pradeda mokytis atskirti kito žmogaus jausmus. Tuo pačiu gauna labai svarbią žinutę, kad jausti yra normalu. Ir žmonės turi įvairių jausmų. Taigi vaikai, atminkite, kad visus jausmus yra jausti normalu. Ir mums jie visi yra reikalingi. Nėra nei blogų, nei gerų jausmų. Svarbiausia, kaip mes juos reiškiame.
Ir tarkim, ką daryti užklupus tokioms staigioms ir stiprioms emocijoms, kaip pyktis, baimė, liūdesys. Ką geriausiai galėtume tuo metu padaryti? Tai pirmiausia, sustoti ir nusiraminti. Ką reiškia sustoti ir nusiraminti? Tai pirmiausia, pabandykite greitai įkvėpti, skaičiuodami iki 4, sustabdyti savo kvėpavimą ir iškvėpti, skaičiuodami iki 4. Tai padarykite bent jau 4 kartus ir šiek tiek sugrįšite į save. Vėliau pabandykite suprasti problemą, kas su jumis atsitiko, dėl ko tai atsitiko, kokius jausmus jums iškėlė šitą situaciją. Ir pabandykite atrasti vieną geriausią sprendimą, kaip galėtumėte ramiai išeiti iš šios situacijos. Sprendimas turėtų būti toks, kad pirmiausia, jūs pasijustumėte geriau ir tai turėtų nekenkti nei jums, nei kitiems. Tad linkiu sėkmės, surasti būdus, kaip tinkamai išreikšti savo jausmus.